Štai kaip iš tikrųjų veikia CŽV slaptos operacijos. Visi 3 taikiniai padarė lemtingą klaidą. Kelias savaitės jie laikėsi visiškai tos pačios rutinos. Kiekvieną rytą 3 svarbūs teroristinės grupuotės nariai užeidavo į tą pačią mažą kavinę, sėsdavo prie to paties staliuko ir valandų valandas kalbėdavosi apie pasaulio įvykius, strategiją ir viską, kas jiems rūpėjo. Tas pats laikas, tas pats stalas, kiekvieną dieną. Vietiniam CŽV padaliniui netruko pastebėti šio pasikartojančio elgesio ir kai tik jie tai padarė, buvo duotas leidimas pradėti fizinį sekimą. CŽV agentas buvo neišsiskiriantis, paprastas, vilkėjo kukliais vietiniais drabužiais. Jis atrodė stebėtinai niekuo neišsiskiriantis. Ne Jamesas Bondas, ne Jasonas Bournas. Tikriems operatyviniams agentams didžiausia stiprybė buvo atrodyti ir elgtis kuo paprasčiau. Agentas atkartojo jų rutiną. Jis ateidavo kiek anksčiau už juos, užsisakydavo kavos ir atsisėsdavo netoliese, vietoje, iš kurios galėjo stebėti ir klausytis, skaitydamas laikraštį. Lūžis įvyko po kelių savaičių. 3 taikiniai, pagrindiniai asmenys planuojantys išpuolius prieš Jungtines valstijas, buvo įpratę kas rytą matyti tą paprastą vyrą kavinėje. Tačiau ši diena buvo kitokia. Užteko tik mandagaus linktelėjimo, kai taikiniai praėjo pro šalį. Tik vienas atsakė tuo pačiu. Tai buvo naujasis taikinys. Savaitės bėgo ir pasisveikinimai tarp CŽV agento ir mandagių teroristų tapo šiek tiek šiltesni. Linktelėjimai virto pilnais galvos palinkimais, vėliau trumpais žodiniais pasisveikinimais. Ir staiga situacija pasiekė kulminaciją. Mėnesiai stebėjimo, nesibaigiantis atidus sekimas, vieno operatyvinio agento gyvybė ir viskas, dėl ko jis dirbo, priklausė nuo vienos lemtingos akimirkos. Šį rytą teroristas paklausė, ar gali prisėsti prie CŽV agento. Vyrai apsikeitė mandagiais pokalbiais ir pasisveikinimais, o tada CŽV agentas uždavė jam vieną klausimą, kuris galėjo visiškai atskleisti operaciją. Kaip laikosi jūsų šeima? Po savaitės terorizmo įtariamasis buvo apklausiamas CŽV tardytojų. Tai buvo procesas, kuriam jis pats savanoriškai sutiko. Teroristas perbėgo į kitą pusę ir dabar teikė CŽV svarbę žvalgybinę informaciją apie vietinio teroristų tinklo veiklą. Kodėl? Todėl, kad CŽV agentas, paskirtas jį stebėti, tiesiog buvo mandagus su juo. Per visą laiką šioje šalyje tu buvai vienintelis žmogus, kuris kada nors pasiteiravo apie mano šeimą. Aš pavargau. Aš tiesiog noriu grįžti namo. Mainais už viską, ką jis žinojo apie teroristų grupuotės organizaciją ir veiklą, vyrui buvo suteiktas pasas ir skrydis namo į Egiptą. Jis galėjo vėl susitikti su savo šeima ir gyventi anonimiškai. Jei manote, kad žinote, kaip veikia CŽV slaptosios operacijos, tikriausiai klystate. Filmuose ir televizijoje tai vaizduojama ikoniškai. Operatyviniai agentai giliai infiltruoti priešiškose šalyse, besivaikantys teroristus ir tarptautinius nusikaltėlius, neišvengiamai prasideda susišaudimas. O po įspūdingo šaudimo pasirodymo CŽV agentas pašalina grėsmę. Pasaulis vėl saugus. Realiame pasaulyje CŽV operacijos beveik niekada nevyksta taip, tačiau tai nereiškia, kad taip niekada nenutinka. Tačiau dažniausiai CŽV slaptosios operacijos yra mažiau susijusios su šaudimu ir smurtu, o labiau su manipulacijomis, diplomatija ir daugybė nuobodžių stebėjimo darbų. Pirmiausia, svarbu atskirti operacijų tipus, į kuriuos gali būti įtraukta žvalgybos agentūra, tokia kaip CŽV. Juodosios operacijos yra visuomenėje vartojamas bendrinis terminas, tačiau jis neatspindi tikrosios CŽV veiklos. Iš tikrųjų, agentūra vykdo skirtingų tipų operacijas. Pirmoji iš jų yra slapta veikla. Tai operacija, kuri planuojama ir vykdoma taip, kad rėmėjo tapatybė būtų visiškai paslėpta. Kitaip tariant, JASV gali tai padaryti, tačiau niekas negali jų apkaltinti, nes nėra akivaizdžių įrodymų. Galimybė įtikinamai neigti atsakomybę yra labai svarbus diplomatijos pasaulyje, todėl žvalgybos agentūros tam teikia ypatingą reikšmę. Pavyzdžiai apima vietinių gyventojų ar trečiųjų asmenų samdymą, kad jie atliktų nešvarius darbus už jus, nesvarbu, ar jie tai žino ar ne. Slaptos operacijos, kita vertus, yra tokios, kuriuose pati operacija yra visiškai paslėpta ir laikoma paslaptyje nuo atskleidimo. Geras to pavyzdys yra CŽV reidas į sovietų oro sąlygų stebėjimo postą palei Arkties ratą. NP-8 postas buvo pastatytas ant dreifuojančios ledo lyties, o jam priskirta komanda evakavosi dėl ekstremalių oro sąlygų. Stotį buvo galima pasiekti tik tada, kai oro sąlygos leisdavo, naudojantis pavojingą ledo kilimo ir tūpimo taku. Kilimo ir tūpimo takas buvo sunaikintas susispaudusio ledo, todėl teko ją apleisti. Sovietai evakavo įgulą, tačiau nesirūpino nei įranga, nei dokumentais. Jie manė, kad visa tai bus prarasta dėl gamtos stichijų. Bet kokiu atveju, aplinkinis ledo sluoksnis buvo per storas povandeniniams laivams ar ledlaužiams ir gerokai už bet kokio sausumos sraigtasparnio pasiekiamumo ribų. Centriniai žvalgybos valdybai ir karinio jūrų laivyno tyrimų biurui apleista stotis buvo auksinė galimybė.
Jie galėjo surinkti duomenis apie sovietų orų prognozavimą ir ištirti galimus orų modifikavimo eksperimentus. Tačiau svarbiausia, jie galėjo suprasti, kaip sovietai sekė JAV povandeninius laivus po ledu. Vienintelė problema buvo ta, kad nebuvo realaus būdo ten patekti. Karinis jūrų laivynas iš karto nusintė majorą Jamesą Smithą iš Judovigeito oro pajėgų ir leitenantą Leonardą A. Lašaką iš karinio jūrų laivyno rezervo į parašiutininkų mokyklą. Vyrai turėjo nusileisti parašiutų ant apleistos stoties, surinkti informaciją ir tada būti ištraukti naudojant Skyhook sistemą. Po 5 dienų šalusioje bazėje į dangų lėtai pakilo milžiniškas balionas. Gelbėjimo lėktuvas pagavo nuo jo kabančią ilgą virvę. 2 vyrai ir gausybė sovietinių dokumentų bei įrangos buvo saugiai išgelbėti, taip užbaigiant misiją, kuri atrodė neįmanoma. Operation Cold Feet yra puikus slaptos operacijos pavyzdys. Nieko apie ją negalima buvo įtikinamai paneigti, tik JAV vyriausybė turėjo išteklių ir galimybių ją įvykdyti. Ir jei jie būtų buvę aptikti, nebūtų buvę jokio būdo to nuslėpti. Toliau pereiname prie Black Ops. Tai yra netikslus terminas, kuris dažnai vartojamas netinkamai. Black Ops iš tikrųjų nėra oficialus JAV vyriausybės terminas. Tai skėtinis terminas, kurį kariuomenė ir visuomenė naudoja apibūdinti itin slaptoms, nepripažintoms specialios prieigos programoms. Norėdamos sukurti priedangą, šios dažniausiai nepripažintos operacijos sukuria įrodymus, nukreipiančius į nekaltą arba ne visai nekaltą trečiąją šalį. Black Operations yra pačios jautriausios ir slapčiausios, kurias vykdo CŽV. Tai yra misijos, kurios dažniausiai laikomos itin svarbiomis nacionaliniam saugumui arba netgi egzistenciškai svarbiomis Amerikos valstybės išlikimui. Juodosios operacijos gali būti tokios slaptos, kad plačiai kalbama, kad kai kurie projektai net nepatenka į CŽV direktoriaus kompetenciją, kas gali atrodyti neįmanoma, kol nesupranti CŽV struktūros. Istoriškai CŽV direktorius dažnai laikomas nežinioje, kartais net ne iki galo informuojamas arba apskritai neinformuojamas, nebent reikia priimti itin svarbų sprendimą. CŽV viduje direktorius dažniausiai yra politinis paskirimas. Jis gali net nebūti kilęs iš pačios agentūros, o beveik visada nauja administracija jį pakeičia. Žmonės, kurie iš tikrųjų vykdo misiją, dažnai yra gerokai toli nuo politinio dėmesio. Todėl agentūros veteranai dažnai sako, nesitikėkite paslapčių iš direktoriaus. Verčiau atkreipkite dėmesį į žemesnio lygio pareigas, kurias užima karjerą CŽV padarę vyrai ir moterys, nes būtent jie iš tikrųjų žino, kas vyksta. Tokios pareigos kaip direktoriaus pavaduotojas mokslui ir technologijoms ar asocijuotasis paramos direktoriaus pavaduotojas, kuris prižiūri visą CŽV logistikos sistemą, didžiausia iš visų pasaulio žvalgybos agentūrų, yra tos vietos, kur slypi tikroji galia. Tai yra tie žmonės, kurie lieka savo vietose, kai administracijos keičiasi, tikrieji CŽV paslapčių saugotojai. Norite toliau nušviesti paslėptas vyriausybės paslaptis? Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti, kol kas nors Langlija to nepastebėjo. Pagrindinis CŽV padalinys, atsakingas už tai, ką žmonės dažniausiai vadina slaptosiomis operacijomis, yra specialiųjų veiklų centras. Tai yra agentai, kuriems pavesta vykdyti 2 pagrindinių tipų operacijas – specialiasias operacijas ir politinius veiksmus. Specialiosios operacijos sudarytos iš asmenų, verbuotų iš aukščiausio lygio karinių padalinių, tokių kaip Delta Force ir SEAL kariai. Šie asmenys dažniausiai yra tiesiogiai verbuojami verbuotojų, atrenkami pagal jų kovinius įgūdžius ir, kas gali jūs nustebinti, jų charakterį. Amerikos specialiųjų pajėgų bendruomenėje yra daug kietų alfa patinų panašių į Rembo. Iš tikrųjų, tai yra tam tikra istorinė problema. Augantis nusikalstamumas tiesiogiai susijęs su specialiųjų pajėgų operatoriais. Tokio tipo žmonių CŽV paprastai neieško. Būdami užsienio šalyje atskirti nuo tiesioginės paramos, charizma, diplomatija ir bendravimo įgūdžiai yra kur kas vertingesni nei žali jėga. Kai kurie geriausi operatyviniai agentai nėra patys kiečiausi, jie yra patys protingiausi ir įtikinamiausi. Jie infiltruojasi į taikinius, perverbuoja agentus į dvigubus agentus ir užglaisto galimas diplomatinės katastrofas. Visa tai nešovė nė vieno šūvio. Tai nereiškia, kad CŽV neturi ir stiprių smogikų. Kai kalbos ar šantažas nepadeda, siunčiama tiesioginio veiksmo grupė, kuri sugauna arba neutralizuoja taikinį. Nors CŽV turi savo komandas, ji dažnai tiesiogiai bendradarbiauja su aukščiausio lygio JAV kariuomenės padaliniais. Puikus pavyzdys yra Al-Qaeda operatyvininko naci Abdullo Hamedo Al-Rukai sulaikymas Libijoje. Retas atvejis, kai CŽV vadovaujamas reidas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Vaizdo įraše įtariamojo automobilį seka baltas mikroautobusas. Vos tik taikinys sustoja, mikroautobusas staigiai apvažiuoja ir užblokuoja jį. Tada įsiveržia antras automobilis, tikriausiai dėl jo taikinys ir sustojo. Jo kelias staiga užkertamas. Kiekvienas judesys apskaičiuotas, kiekviena sekundė svarbi.
Iš keleivio pusės išlipa Delta Force operatyvininkas ir iš karto neutralizuoja vairuotoją. Operatyvininkai ištraukia Al-Rakajų iš galinės sėdynės, suriša ją plastikiniais antrankiais ir įmeta į mikroautobusą. Kiti operatyvininkai kruopščiai apžiūri automobilį, ieškodami daiktų galinčių turėti žvalgybinės vertės, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių ar planšetinių kompiuterių. Toliau gatvėje trečiasis CŽV automobilis užblokavo eismą ir pravažiuoja pro šalį, kai mikroautobusas išvažiuoja. Tikslinį automobilį nuvairuoja arba Delta Force operatyvininkas, arba CŽV agentas, kad jo būtų slapta atsikratyta. Visa operacija truko 2 minutės. Ji buvo įvykdyta tobulai. Na, išskyrus vieną akivaizdžią klaidą. Visa ši istorija buvo užfiksuota namų stebėjimo kamera, kurios operatyvinė komanda nesugebėjo aptikti ir neutralizuoti. Čia mes pasinersime į pagrindinius lauko darbo aspektus ir kaip vykdomos slaptos operacijos. Žvalgyba yra labai svarbi bet kuriai operacijai ir tai apima viską, nuo vietovės išplanavimo žinojimo iki verslų, namų, svarbių asmenų, apsaugos ir stebėjimo sistemų. Viskas, kas gali turėti įtakos misijos sėkmei, turi būti įvertinta. Nė viena smulkmena nėra nereikšminga ruošiantis operacijai. Žinojimas, kad vietiniai viename konkrečiame rajone mėgsta gerti kavą tam tikrų būdų, gali lemti sėkmę arba nesėkmę. Prisimeni tą misiją kavinėje. Maža smulkmena, pavyzdžiui, nežinojimas, kad tame rajone vietiniai negeria kavos su pienu, galėjo iš karto išduoti lauko agentą kaip užsienietį. Kiekviena detalė yra svarbi. Štai kodėl CŽV daugiausiai sudaro analitikai, kurie sudaro ilgą, tvirtą ieties kotą, o lauko agentai tai yra maža ieties smaigalio dalis. Be jų darbo lauko agentai negalėtų atlikti savo užduočių. Kitą kartą žiūrėdami Jameso Bondo filmą, pagalvokite apie 10 analitikų dirbančių užkulisiuose. Būtent jie leidžia Bondui surasti taikinį, išgyventi priešiškoje aplinkoje ir išvengti atpažinimo ar nužudimo. O tada yra antroji juodųjų operacijų pusė. Įtakos ir politinės veiklos operacijos sudaro didelę CŽV dalį. Tai yra kasdienės CŽV pastangos ir ne tik jų, bet ir kitų pasaulio žvalgybos agentūrų. Prisimeni prieštaringai vertinamus JAV imigracijos ir muitinės tarnybos šaudymus Minesotoje 2026 metų pradžioje. Socialiniai tinklai akimirksnį buvo užtvindyti dirbtinio intelekto sugeneruotais vaizdais ir botų valdomomis dezinformacijos kampanijomis susijusiomis su tais įvykiais. Tai buvo akivaizdus slapto poveikio operacijos pavyzdys, skirtas suskaldyti Amerikos visuomenę. Kas už to stovėjo? Tarp įprastų įtariamųjų yra Rusija, Kinija ir Iranas, kurie labai suinteresuoti sukelti pilietinius neramumus JAV kaip būdą ją susilpninti. Su Irano, Rusijos ir Kinijos žvalgyba susietos paskyros pataikavo tiek liberalioms, tiek konservatyvioms nuotaikoms. Klasikinė poveikio operacija. CŽV taip pat žaidžia šį žaidimą pasitelkdama socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą, kad formuotų pasaulinius naratyvus. Šiandien, jei naudojate socialiniais tinklais, dažnai bendraujate su 1/4 ar net 1/3 netikrų paskyrų. Tai yra botai, sukurti tam, kad stumtų žvalgybos agentūros arba korporacijos darbotvarkę. JAV vyriausybės veiksmai yra susijęs su daugybė neramumų Irane, o visai neseniai 6000 Starlink įrenginių slapta buvo atgabenta į Iraną ir išdalinta protestuotojams. Tai buvo pastanga išlaikyti žmonės prisijungusius po to, kai vyriausybė apribojo prieigą prie interneto, leidžiant protestuotojams toliau organizuotis ir bendrauti nepaisant apribojimų. CŽV slaptos operacijos taip pat gali apimti ekonominę manipulaciją. Knygoje Ekonominio smogiko išpažintys autorius Johnas Perkinsas aiškiai parodo, kaip CŽV ekonomiškai manipuliavo ištisomis tautomis, kad nukreiptų jas JAV interesų link. Teigiama, kad nuteistas seksualinis nusikaltėlis Jeffrey Epsteinas pats buvo CŽV bendradarbis. Jis buvo tiesiogiai susijęs su pastangomis pakreipti Saudo Arabiją, JAV ir Didžiosios Britanijos interesų link. Skandalas pirmą kartą kilo 2000-ųjų viduryje, kai buvo atskleista, kad Didžiosios Britanijos gynybos rangovas BAE Systems mokėjo kyšius Saudo Arabijos pareigūnams. Tačiau istorija siekia dar ankstesnius laikus, iki pat 1980-ųjų. Būtent tada, kaip teigiama, BAE pervedė milijonus kyšių, kad užsitikrintų ginklų sandorius. CGV rėmė šią strategiją turėdama 2 aiškius tikslus – padaryti Saudo Arabiją stiprią atsvarą Iranui ir užtikrinti, kad karalystė liktų priklausoma nuo vakarų ginklų, taip išlaikant ją draugišką ir paklusnę. Būtent šiuo metu į istoriją įsitraukė Jeffrey Epsteinas. Pagal Epsteino bylas 2019 metais pareigūnai aptiko netikrą Austrijos pasą išduotą 1980-aisiais. Naudodamasis kitų vardų, Epsteinas savo oficialia gyvenamąją vietą nurodė Saudo Arabiją. Nepriklausomi analitikai spėjo, kad įvažiavimo ir išvažiavimo antspaudai pase labai atitinka liūdnai pagarsėjusių BAE ginklų sandorių ir kyšių mokėjimų laikotarpį.
Beje, ar žinojai, kad ką tik patyrei, kai buvo sužlugdyta didelė prieš tave nukreipta slapta operacija? Neseniai priverstinis TikTok JAV veiklos pardavimas galėjo atrodyti kaip ekonominis demonstravimas, tačiau iš tikrųjų tai buvo skubus nacionalinio saugumo klausimas. Žvalgybos bendruomenėje TikTok yra pagarsėjęs kaip vienas veiksmingiausių kada nors sukurtų įtakos operacijų įrankių. Kinijos žvalgyba visiškai išnaudoja TikTok, kad vykdytų įtakos operacijas prieš amerikiečius ir rinktų apie juos duomenis, padedančius tobulinti būsimas operacijas. Jei tai skamba neįtikėtinai, galbūt praleidote 2023 m. lapkričio 3 d. įvykį, kai protestuotojai prisirakino prie JAV karinio jūrų laivyno aprūpinimo laivo. Teigta, kad laivas buvo pakeliui pasiimti ginklų skirtų išsiųsti į artimuosius rytus. Nors protestuotojai veikė vadovaudamiesi savo įsitikinimais, CŽV žvalgybos specialistams šis incidentas sukėlė rimtą susirūpinimą. Baiminamasi, kad užsienio priešininkai, tokie kaip Kinijos žvalgyba, galėtų visiškai išnaudoti algoritmus tokiose platformose kaip TikTok, kad vykdytų panašias įtakos operacijas ir mobilizuotų geranoriškus asmenis imtis panašių veiksmų. Galutinis rezultatas galėtų būti svarbių karo tiekimo priemonių vėlavimas priekinėms pajėgoms, todėl jos taptų pažeidžiamos ir galėtų būti sunaikintos bei nugalėtos. TikTok pardavimas iš esmės nutraukė Kinijos žvalgybos įtaką šiai programėliai. Žinoma, tai taip pat reiškia, kad atsirado galimybė Amerikos įtakai vietoj to. Sujungus visus elementus, tipiška CŽV vadovaujama slaptosios operacijos eiga bus labai panaši. Pažvelkime į hipotetinę operaciją nukreiptą prieš įtariamą teroristą ir išskaidykime, kaip ji galėtų vykti. Pirmiausia, gaunama žvalgybinė informacija įvertinama dėl grėsmių ar galimybių. Tarkime, pasirodo pranešimų apie asmenį, planuojantį išpolius ar vykdantį terorizmą. Tai iš karto paskatintų CŽV skyriuje pradėti peržiūrą. Agentūros informatorių tinklas, signalų žvalgyba ir lauko kontaktai reiškia, kad nedaug įvykių lieka nepastebėti. Toliau, kai asmuo yra nustatytas ir įvertintas, vyresniųjų komanda susirenka peržiūrėti visos turimos žvalgybinės informacijos ir apibrėžti strateginius tikslus. Šiuo atveju tikslas aiškus – surinkti naudingą žvalgybinę informaciją apie taikinio planus, tinklus ir bendrininkus. Jei įmanoma, verbuoti informatorius arba agentus asmens aplinkoje, kad jie nuolat teiktų informaciją ir vadinamąją kompromituojančią medžiagą. Tai medžiaga, kuri gali būti panaudota elgesiui paveikti arba veiklai sutrikdyti. Toliau seka teisinio leidimo gavimas. CŽV privalo gauti teisinį leidimą bet kokiai vykdomai operacijai. Šis procesas paprastai apima vykdomosios valdžios ir vadinamosios Senato aštuoniukės, aukščiausių kongreso narių prižiūrinčių žvalgybos veiklą, peržiūrą. Kai kurios senosios programos istoriškai apeidavo šias priežiūros procedūras, pateisinamos slaptais vykdomaisiais įsakymais, kas parodo teisinės pilkasias zonas, kuriuose kartais veikia slaptosios operacijos. Bet kuriuo atveju ši senoji programa reiškia visišką konstitucinę krizę. Kitas žingsnis – operatyvinis planavimas. Čia CŽV pradės pagrindinį operacijos planavimą, siekdama įgyvendinti iškeltus tikslus. Tai apima žvalgybos spragų nustatymą ir konkrečių naujų žvalgybos duomenų poreikio išskyrimą. Kaip bus stebimas taikinys nepastebimai? Kokie slapto stebėjimo ar ryšių perėmimo metodai bus taikomi? Kaip surinkti duomenys bus saugiai paimami ar perduodami analizei? Turint parengtą planą, atėjo laikas verbuoti agentus. Operatyviniai agentai nustatys asmenys artimus taikiniui, bendrininkus, kurjerius ar tarpininkus, kuriuos būtų galima įtikinti, priversti ar verbuoti žvalgybinę informaciją teikti. Šie žmonės iš vidaus gali suteikti neįkainojamą prieigą ir kontekstą, kurio kitų būdų, nuotoliniu būdu gauti neįmanoma. Tuomet operacija yra vykdoma. Pradedama stebėsena, renkama žvalgybinė informacija ir aktyvuojami agentai. Operacijos metu gali būti atskleisti sąmokslai, logistikos tinklai ar neteisėta veikla. Visa tai vertinama siekiant nedelsiant sumažinti grėsmę, išlaikant įtikinamo neigimo galimybę ir teisinę apsaugą. Ir štai čia pereiname prie žalos kontrolės ir įtikinamo neigimo etapo. Dalį žalos kontrolės sudaro pagrindinio liudytojo nutildymas. Šis operacijos etapas gali būti nereikalingas visada, tačiau kai operacija patiria smarkų atoveiksmį, labai svarbu, kad CŽV ir ją vedanti vyriausybė atsiribotų nuo bet kokių galimų skandalų ar neteisėtų veiksmų. Visas procesas gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki 10-mečio ar net ilgiau. Svarbiausia, kad slaptos operacijos yra kantrybės išbandymas, tai metai planavimo ir laukimo, kol pasitaikys tobula proga imtis veiksmų. Taigi, kitą kartą žiūrėdami šnipų filmą, prisiminkite, kad matote tik paskutinį 1% operacijos, kurią tikriausiai rengė daugelį metų. Ir nors tai suteikia aiškų vaizdą, kaip vyksta įprasta operacija, tai, ką matote, tai yra ledkalnio viršūnė. Jei manėte, kad tai buvo įtempta, palaukite, kol sužinosite beprotiškas išslaptintas CŽV paslaptis, kurių neturėtumėte žinoti. Arba spustelėkite šį vaizdo įrašą.